Sveiki visi, su jumis aš Zita Baskienė, life coach arba gyvenimo mokytojas. Ir žinot, kartais jūs klausėt, o kodėl aš taip galiu mokyti, kodėl aš mokytojas? Tai visų pirma todėl, kad gyvenu jau beveik 60 metų. Antra todėl, kad viską padariau savo rankomis, viską sukūriau savo rankomis ir pastangomis. Turiu viską, ką tik norėjau turėti ir materialiai, ir dvasiškai, ir emociškai. Ir esu sveika ir laiminga pilnatvėje. Todėl galiu jūs mokyti. Todėl, kad sergantis žmogus negali gydyti, nelaimingas negali mokyti, nes jis nelaimingas. Ir niekada negali kažko duoti žmogus, ko jis pats nėra pasiekęs. Tai kadangi esu labai šviesiam pilnatvės taške, galiu dalintis. Turbūt mes kiekvienas turėtumėm dalintis tik tada, kai pasiekėm šviesą. Tokiu atveju nušvistų viskas, nušvistų ir mūsų gyvenimai, ir socialiniai tinklai. Ir ten niekas nenorėtų išmesti jokio brudo. Todėl, kad šviesus žmogus brudo nemeta. Jis stengiasi viską padaryti gražiau, balčiau, šviesiau, geriau. Ir žinoma, šviesus žmogus visada nori dalintis. Tai tiesiog norėjau pasakyti, kodėl aš galiu tai daryti. Todėl, kad pačiai pavyko tai pasiekti. Kaip visada mokytojas moka rašyti, jis išmoko rašyti ir mokinį. Taip ir visuose kitose srityse, tuo pačiu veikiant panašumo principų matricoje. Taip vyksta. Todėl aš esu mokytojas. Ir dar dėl to, kad jau 7 metai praėjo beveik 3000 konsultacijų, kuriuose ir aš jums daviau, ir jūs man pasakojot, ir mes bendrai analizavom. Tai beveik mokslinis darbas. Tai yra tokia informacijos ir analizės apimtis, kad aš galiu vadinti save mokytoju. Nes jeigu mes imsim, kas yra profesorius, kas yra mokytojas, kas yra mokslų daktaras, tai mes suprasim, kad tai yra tas pats, tik tai kažkurioje srityje. Aš kalbu apie gyvenimą. Tai kviečiu pasitikėti, kviečiu visada sužinoti daugiau negu žinot. Ir aišku, jeigu nerezonuoja, nereikia kažkaip būtinai stengtis lipti per save ir ateiti. Aš tik norėjau paaiškinti, kodėl aš taip jaučiuosi. Todėl, kad praktiškai nėra nei vieno klausimo gyvenime, į kurį aš savo viduje neturėčiau atsakymo. Ir tai įvyko tik todėl, kad aš supratau, kaip sudėtas pasaulis. Supratau schemą. Kokia schema mes čia veikiam, ateinam, kodėl ateinam, kaip išeinam. Tai linkiu jums visiems rasti svarbiausią pasaulėdaros principą. Kai jūs suprasit, kaip sudėtas pasaulis ir jums daug atsakymų stos į pačias aiškiausias pozicijas. Ir tai yra pats pagrindas, kaip pamatas. Suprasti, ką mes čia veikiam, kodėl ateinam, kodėl vieniems sekasi, kitiems nesiseka, kodėl vieni turim vieną potencialą, kiti kitą, kodėl vieni tiesiog siekiam bet kokią kainą, o kiti pasiduodam. Visa tai neša mūsų praeiti gyvenimai. Ir kai tai suvokiam, žinom, kodėl turėtumėm pasistengti tai pataisyti. Ir tada mums būna lengviau. Ir tame ir yra mano pagrindinė misija. Padaryti taip, kad jums būtų lengviau suprasti, kodėl jūs taip jaučiatės. Kodėl tam sunku, o jums lengva ir atvirkščiai. Tai aš esu tam, kad padėti, kad kelias būtų šviesesnis. Ačiū.